Gargždų krašto muziejaus iniciatyva kartu su viešosios įstaigos Reabilita socialinėmis dirbtuvėmis sukurta suvenyrų linija atgaivina dvaro parko istoriją. Įkvėpta romantiškojo barono Eugenijaus Renė poezijos ir sušildyta dirbtuvių lankytojų rankų, ši linija leidžia dalelę dvarų kultūros parsinešti į savo namus. Kalbiname dirbtuvių lankytojus. Aš galiu iš savo pusės pasakyti, kur dariau dominėlius. Mes kai kurios darėm iš rankų, kai kurios darėm formelę, tai sekėsi visaip ir labai gerai, ir pusėtinai, bet visaip gavosi gražiai. Kodėl pasirinkom rožes? Todėl, kad tuo metu, kai gaminom, gamta buvo dar sąstingyje ir nebuvo iš ko rinktis mums tų augalų, nebent kažkokius tai fiksuotus, štampuotus ir taip toliau. Šiuo metu mes galėtumėm padaryti praktiškai į parką nuėję susirinkę tos augalus, kurie kažkada galbūt buvo glostomi. Baronas rinko. Labai patiko tas rožytės, nes kiekvieną atskirai turim lapelį įsilipdyti ir sulipdyti. Ir labai norėjusi tokio viduriuko dar neįsiskleidusio, o tas kraštas toks, kad būtų labai toks jau ruošiantis žydėti. Tai tas procesas labai toks buvo įkvepiantis, nes tu tai darai, žinai, kam čia darai. Ir tas labai stiprus potyris buvo, kad gaminti tuos, aš kaip šiandien dar šimpuliuką jam perku, žinau, kad ten muziejui, kad reikės ten dovanuoti Renėtas dvarui, ten visas bus tas šventyta. Ir būtent atėjau tų šventį dalyvauti ir kai mačiau, kai įteikė tas dovanytis, taip širdį užlieji, tokia banga, tokia šiluma, meilė, žinant, kad tu įdėjai su tokia meilė į tą darbelį. Ir kažkam dabar džiaugs, kažkas pasidės ant stalo. Gal smagiausia buvo tai, kad mes patys galim prisidėti prie tos Gargždų muziejaus plėtros, nes matome, kaip jie vystosi, kaip jie kūrė naujas idėjas. O kadangi mes visi esam dauguma gargždiškių, bet gyvenam Gargžduose ir galim prisidėti prie šios istorijos, galime būti jos dalimi ir palikti tokį, kaip pasakyti, pėdsaką ateities kartom.